Aš norėjau mitingę, kad mes pirmiausiai išsakytume visi goldas, kad mūsų valdžios atstovai išgirstų, ko mes norime ir juos paliksime kalbėti mitingo pabaigoje. Tačiau mūsų meras jau mūsų goldas išgirdo ir jis labai skuba, todėl kviečiu pasisakyti merą. Prašau, prie mikrofono. Ačiū, Malaimai, už suteiktą galimybę būti su jumis. Iš tiesų, mes tik dar prieš prasidedant mitingui gerą valandą kalbėjome su profsąjungų atstovais, su svečiais iš Vilniaus ir turbūt didžiąją dalį tų problemų aptarėme ir išgirdome. Kita vertus, mums nelabai reikia kažką išgirsti naujo. Skamba daugiau negu paradoksaliai ir gerbiama Laima tą pasakė. Klaipėda, būdama vienu lyderiu švietimo srityje Lietuvoje, būdama dažnai pavyzdžių švietimo sistemai Lietuvoje, kaip ir nuskambėjo čia labai teisingai, tos pertvarkos, tų reformų, to etatinio mokėjimo kontekste tampa vos ne pačia blogiausia arba labiausia nukentėjusi. Tai paradoksas, kuris negali nežeminti, nežeisti ir neskaudinti. Jis lygiai taip pat žemina kaip švietimo bendruomenė, jis žemina ir miesto bendruomenę. Ir natūralu, kaip ir buvo pasakyta, streikas tai yra kraštutinė priemonė, arba bent jau viena iš kraštutinių priemonių. Bet iki jos yra ateita. Jūs neatėjote į streiką, jūs įstūmė į streiką, jūs atstūmė čia šiandien, todėl, kad nebuvo kito pasirinkimo. Ir šiandieną turbūt nėra ko vynioti žodžių į vatą. Daugiau negu skaudu ir pikta. Kiek buvo rašyta, kiek buvo skambinta, kiek buvo susitikta, kiek buvo kalbėta, kiek buvo siūlyta. Būtent iš Klaipėdos, iš miesto, kuris, na gerai, diktuoja madas, arba vienas iš tų, kuri diktuoja madas Lietuvoje švietimo srityje. Viskas kaip į sieną. Šiandieninis jūsų čia susitikimas, šiandieninis jūsų mitingas čia, tai yra atsakymas, reakcija į tą aroganciją, į tą ignoravimą, į tą demonstratyvų vengimą tiesių atsakymų, tiesių dėrybų, tiesių kalbėjimų, tiesių susitikimų, tiesių tiesos ieškojimo būdų. Tai atvedė prie to, kad šiandien jūs esate čia. Dalykas, kuo aš nuoširdžiai tikiu. Čia tik nedidelė dalis tų, kurie besąlygiškai pritarė tam, apie ką jūs šiandien kalbėsite. Ir aš šiandieną sakiau profsąjungos atstovams. Natūralu, streikuoja, tarkim, ar pirmadienį streikuos 30 mokyklų, 4 darželiai. Bet turbūt tie, kurie tą dieną dirbs savo įprastinį darbą, savo darbo vietose, turbūt jie širdimi mintimis yra kartu su jumis. Ir aš to nebejoju. Todėl aš ir prašiau švietimiečių ir prašiau profsąjungiečių, padėkite mums padėti jums. Kalbėkime apie solidarumą. Šiandien jūs streikuojate, vieni dirba. Tai kad nebūtų taip, tie, kurie dirba, po to nejaustų kažkokių nuoskaudų ar ką. Vis tik tais turime suvokti, tik būdami solidarūs, tik kalbėdami vienu balsu, tik suprasdami vieni kitus, galime pasiekti rezultatų. Taip, prasidėjo judesys, prasidėjo bent jau judesio imitacija. Kviečiama į vyriausybę, kviečiama į prezidentūrą, tarsi ieškoma išeičių. Daug dieve, kad tai būtų ne imitacija. Daug dieve, kad būčiau suklydęs. Bet šiandien aš ir paklausiau profsąjungos atstovų ir jūsų galiu paklausti. O kodėl nebuvo vetuojamas įstatymas? Kodėl reikėjo laukti šiandien tokių jau situacijos pasiekmių, kada jau ieškama išeičių? Gal buvo galima tada stabdyti? Taip, girdžiu. Tiek tie, kurie priiminėjo įstatymus, tiek tie, kurie galėjo vetuoti ar nevetuoti, ieškojo arba tikėjo, arba laukė sprendimų vadinamose poįstatyminiuose aktuose. Ten dėja klampi pelkė, kurioje įklimpo visi mano įvardintieji. Aš tikiu, kad vis tik sveikas protas kažkada pabus. Tai reiškia, tikiu, kad jis yra. Labai gaila ir apmaudu, nes tikrai nesinori tos situacijos, kad streikai gautų tokį mastą, kad jie pradėtų trikdyti kasdienį miesto gyvenimo ritmą, valstybės gyvenimo ritmą. Bet, kaip čia nuskambėjo, grėsmė švietimui. Aš sakyčiau, grėsmė ne švietimui, tai yra grėsmė valstybei. Jeigu dar kas nesuvokia, kad grėsmė švietimui yra ne ką mažesnė grėsmė visai valstybei, tada tokiems žmonėms turbūt ne vieta švietimo sistemoje. Ir apie tai reikėtų kalbėti garsiai ir ryžtingai. Pripažinti klaidą yra nepalyginamai didesnė vertybė, negu bandyti ją ignoruoti arba vengti. Ta arogancija, tas bėgimas nuo atsakomybės, tas vengimas susitikimo su žmonėmis atstovaujančius švietimiečių bendruomenę, tai yra daugiau negu ženklas ir signalas, nebegalima tylėti. Ir tai aš
visiškai pritariu tam ir sakau, solidarizuoju su jumis, esu su jumis. Ir nežinau dar kaip vyriausybė dėrybose su jumis išspręs ir kompensacijų už dalyvavimus reikia laiką. Nežinau kaip, bet drąsiai sakau, miestas buvo, yra ir visada bus su švietimiečių bendruomenė. Todėl, kad yra neatsiejama miesto dalis. Sėkmės, tvirtybės jums ir būkime drauge. Ačiū. Ačiū labai, dėkojame merui. Ir aš norėčiau priminti iš vakarykščio Vilniuje vykusios suvažiavimo vieno Seimo